Labas. Tai šiandieną labai norėčiau iš tikrųjų pasidalinti tema vertybės. Iš vienos pusės atrodo šita tema yra tokia jau daug kalbėta ir atrodo kaip ir nemažai mūsų jau yra, nežinau, susipažinę turbūt su savo vertybėm, kas tai yra, kokia tai yra svarba jų, tačiau einant autentiškumo tema, dažnai susiduriu, jog vertybės visgi iš tikrųjų dažnai lieka nepaliečiamos ir įprasta, jog mes turime tam tikras vertybės atsineštas iš vaikystės ir jos su mumis būna ilgą laiką ir dažnai mes jų neperžiūrim ir mūsų gyvenimo prioritetai keičiasi, o vertybės lieka kaip ir neperžiūrėtos, kas reiškia, ko pasekoje mums labai sunku daryti gyvenime pokyčius, nes iš tikrųjų vertybės yra lygtais toks kažkoks įvad pagrindas, iš kurio kyla mūsų veiksmai, mūsų norai, galbūt intencija yra atsiranda vienokia ar kitokia. Tai vertybės yra kaip kokios sėklos turbūt mums ir iš tikrųjų vertybės yra kai kurios eina su mumis per gyvenimą ir jos yra nekintančios. Ir yra tokios, kurios keičiasi priklausomai nuo to, kaip keičiamės mes. Todėl jeigu šitame etape yra taip, kad jaučiatės, jog nesate pilnai laimingi, galbūt bandot skirtingus būdus, bet jaučiatės užstrigę, labai norėčiau parekomenduoti tiesiog skirti laiko ir peržiūrėti savo vertybės. Vertybių sąrašas, iš tikrųjų jų yra labai daug, jie galima rasti internete, tiesiog įvedant netgi asmeninės vertybės arba vertybės tiesiog ir turėtų jums išmesti gana ilgą sąrašą vertybių, kurios jau yra surašytos kitų žmonių ir jomis galite naudotis. Kartais galima pabandyti tiesiog ir pajausti, netgi nesivadovaujant jokia išorinė informacija, o tiesiog skiriant laiko savo ir būnant tiesiog vienatvėje, galima naudoti skirtingus būdus kaip muzika, tam tikrus kvapus, bet kokias priemonės, kurios jums leidžia susijungti su savimi. Ir to pasiekoje pajausti, kas jums yra svarbu. Tai aš per savo asmeninę patirtį, kuomet ėjau saviugdos keliu, labai pastebėjau, jog vertybės yra iš dviejų tokių dalių. Tai yra viena dalis tos vertybės, kurios yra galbūt pasislėpusios tokios, nes iš tikrųjų, kuo mes daugiau esame suvaržyti, galbūt priklausome nuo savo aplinkos, tuo daugiau mes vadovaujamės vertybėmis, kurios yra arba socialiai priimtinos, arba netgi gali būti taip, kad yra tiesiog šeimos kažkokios įdiegtos vertybės, kurios ne visiškai atspindi jūsų vidinį pasaulį. Tai labai svarbu tiesiog pastebėti, ar jūsų vertybės ne tas, kurias ir turit, jos yra iš tikrųjų jums svarbios, ar tai yra vertybės, kurių pagrindų galbūt tikitės, jog gausite kažką. Ir tai gali būti, nežinau, pripažinimas, priėmimas, kitų meilė, bet kas, ko jums norisi. Nes iš tikrųjų vertybės, jos dažnai yra tokios turinčios jautrumo savyje, nes kuomet mums reikia jas atstovėti, labai dažnai tai yra mums ir iššūkis didelis, tai nėra tai, kad mums komfortabilu vien tik jomis vadovautis. Tai tos vertybės gali reikalauti mūsų augti, reikalauti pabūti drąsesniems ir dažnai sąmoningai prisiminti būtent, kad mes
tas vertybės laikome svarbiomis ir dėti sąmoningai pastangas jas atstovėti. Nes kas atsitinka, kada mes nededam pastangų jas atstovėti. Kuo iš tikrųjų mes daugiau leidžiame aplinkai įtakoti mūsų elgesį ir mažiau atliepti savo vidaus vedamą kelią, tuo daugiau turbūt atsiranda mūsų gyvenime skausmo. Ir atsitinka kartais taip, kad mes esame, tarkim, visiškai, tokioj nuotaikoje, kuomet nesinori nei gyventi, nei kažką daryti. Ir jeigu taip jaučiatės, tai labai svarbu kreiptis į tam tikrų specialybių profesionalus, bet jeigu tai yra tiesiog praeinanti būsena, kuri, kaip kažkoks beviltiškumas ateinantis, tai didelė tikimybė, jog savo gyvenime apleidote savo vertybės. Ir kuomet mes skiriame laikos peržiūrėti jas, mes atrandame, jog kuo daugiau mes leidžiame savo gyvenime priimti sprendimus, kurie atstovi mūsų vertybės, tuo daugiau mes jaučiame gyvybingumo viduje ir to pasiekoje noro lygtais gyventi, kurti, nes jos lyg ir mums primena apie mūsų gyvybingumą ir egzistavimą šioje žemėje. Ir dar labai svarbus dalykas, ką norėjau paminėti apie vertybės, tai yra būtent tai, kad yra vertybės, kurias galime mes kompromisuoti, kadangi esame gyvenantys socialinėje aplinkoje ir situacijų yra visokių, ir jeigu mes irgi įsikabinsime į tam tikrus dalykus, nors aplinka yra visiškai prieštaraujanti, tuomet mums gali būti labai sudėtinga. Bet labai svarbu savo išsigryninti, kurios vertybės yra jūsų tos, kurios galite kompromisuoti priklausomai nuo aplinkos, ir tos vertybės, kurios iš tikrųjų jums yra gyvybiškai svarbios ir jų jokių būdų negalite kompromisuoti, nes jeigu jūs priemate sprendimą kartais jomis nesivadovauti, tuomet jūs iš tikrųjų netiesiogiai žeidžiate save ir atimate iš savęs gyvybę. Tai kaip tai galima padaryti, tai jeigu, tarkim, pavyzdžiui, skiriate laiko susirašyti vertybės, kurios jums yra svarbios, galite, tarkim, pavyzdžiui, pasirinkti 8 vertybės, jų gali būti labai daug, bet iš tikrųjų norėčiau tiesiog galbūt įkvėpti, neapsikrauti ir išsigryninti, kad ir minimaliai 8 vertybės, tarkim, ir to pasiekoje pradėti imtis veiksmų, jas puoselėti, jas prižiūrėti ir realizuoti savo dienose veiksmus, kurie atspindėtų tas vertybės. Kuomet jūs įsirenkate 8 vertybės, tada aš norėčiau jūsų paprašyti ir galbūt net parekomenduoti užsimerkti ir leisti savo pasakyti, jog minutės laikotarpyje jūs turite išsirinkti 3 vertybės, įsivaizduojant, jog jums reikės praeiti per vartus. Ir kuomet praeisite pro vartus, jūs ateinate tik su 3 vertybėmis, kurios jums atrodė iš visų kitų pačios svarbiausios. Tai šios 3 vertybės, kurias jūs pasirinksite, jūs galite apsibriežti kaip vertybės, kuriomis nereikėtų kompromisuoti su aplinka. Ir jeigu taip atsitiktų, pastebėkite, kaip jūs jaučiatės, kaip tai paveikia jūs ir kokią tai daro įtaką jūsų fiziniai ir emociniai bei mentaliniai būkliai. Tai tiesiog galite turėti pradžiai kaip tokį pagrindą ir stebėti, jeigu yra noras tiesiog persidėlioti tas vertybės, nes iš tikrųjų kuo jūs daugiau gilinantis į savo vidų ir klausite savęs, kas man svarbu, kuo aš tikiu šitam pasauliu, kaip aš noriu save išreikšti į aplinką,
Ir o kaip aš noriu vat, tiesiog savo buvimu daryti įtaką tiek savo mažai aplinkai, tai yra šeimai, tiek didžiajai socialiniu mastu. Tai kuo daugiau jūs leisite savo šitus klausimus klausti, tuo tikėtina, jog tos vertybės pačios savaime pabus. Ilgą laiką aš turėjau vienas vertybės ir tam tikrų etapų, apie 30 metų, jos tiesiog pradėjo labai keistis ir kai kurios vertybės užtruko man jas išsigryninti, nes jos turėjo tam tikrus sluoksnius įsitikinimų, kurios blokavo būtent ir neleido man jų pažinti, bet to pasiekoje man labai būdavo sudėtinga gyvenime jaustis laiminga, nes tos vertybės jos nebuvo puoselėjamos ir viena iš mano vertybių tai yra disciplina ir tai yra nauja vertybė, kurią aš atradau ir iš tikrųjų, kadangi turėjau tokį didelę asmeninę savybę prisitaikymas prie aplinkos, man labai dažnai būdavo sudėtinga išlaikyti discipliną, nes aplinka visada ją vienaip ar kitaip pastatydavo į antrą planą. Ir kuomet aš tiesiog nebuvau sąmoninga pastebėti šitų dalykų, man būdavo labai sudėtinga net ir suprasti, kad tai yra mano vertybė, bet galiausiai tam tikrais etapais man jausdavosi kažkoks toks nemalonus jausmas, nes aš žinau, kad esu labai kryptingas žmogus ir man labai svarbu yra daryti mažus žingsnius einant tam tikru tikslu. Bet turėdama tą kitą kontrastingą savo asmeninę savybę, aš iš tikrųjų net negalėjau pilnai pamatyti savo tikros, tos svarbios vertybės, kol neperžvelgiau, ką reiškia man prisitaikymas, kaip jisai mane įtakoja, kaip tai daro didelę įtaką, tarkim, mano pasirinkimams dienoje. Tai tiek pradžioj apie vertybės. Tikiuosi buvo naudinga, labai kviečiu jūs skirti laiko ir jas atkreipti dėmesio, pastebėkite, ką jos atneša naujo jūsų gyvenimą ir jeigu kažkokių kyla klausimų, būtinai rašykite, nežinau, komentarą ar asmeniškai susisiekite, tai bet koks apsikeitimas kuria ryšį, tai tada dėkoju už laiką ir iki kitų susitikimų.